Dangus aisčių gyvenime. Aisčiai garbino Saulę ir Mėnulį, šiaurinė iš mažųjų grįžulo ratų, pažinojo planetas ir davė joms savus vardus. Dangus aisčių gyvenime buvo gyvas kalendorius, kelrodis ir vartai į pasaulių kaitą, o dangaus šviesulių sudievinimas ir garbinimas atspindi išskirtinę jų svarbą visų pagoniškų civilizacijų ir kultūrų pasaulyje. Senovės egiptiečiai tikėjo, kad gyvenimas nesibaigia mirtimi. Mirtis buvo vartai, kelias į amžinybės krantą. Kapo kamera buvo tarsi namai amžinybei. Mirusiojo palydoms įdėdavo visokiausių dalykų – laivų ir vežimų, maisto ir gėrimų, buities ir kitokių aname krante reikalingų reikmenų. Kūną balzamavo, kad į jį galėtų sugrįžti siela, o sarkofaguose išpiešti dievai saugojo kelionę. Dangaus motina Nutė, išskleidusi saugančius sparnus virš miegančios sielos, žvelgia į vakarus. Ten, kur saulė pradingsta, kad kitą rytą vėl prisikeltų. Kosminė Osirio ir Izidės legenda rado savo vietą statant Cheopso piramidę. Kai kurie mano, kad faraono ir karalienės kamerų šiaurinės ir pietinės angos susietos su egiptiečių tikėjimu, kad žvaigždės yra nemirtingos sielos, keliaujančios danguje, o valdovų kamerų angos buvo sielos keliai į dieviškas žvaigždes. Faraono kambario angos jungė jį su Tubanu iš drakono žvaigždyno, kuri buvo arti Šiaurės poliaus ir su Oriono žvaigždynu, Osirio įsikūnijimu. Karalienės kambarys siejo ją su Kochabu, artėjančia Šiaurės žvaigždė ir su Sirijumi iš didžiojo Šun žvaigždyno, Izidės dangiškų pavidalų. Etruskai, su kuriais mus, baltus, sieja urnų namelių kultūra, tikėjo, kad mirusieji keliauja į tylų, bet gyvą požemio pasaulį. Tai šešėlių pakrantė, kur siela sutinka protėvius ir laukia kito gimimo. Kapai priminė namus. Fasadus bei jų ašis derino prie Saulės žiemos saulėgrįžos kelio, kuris Etrurijos Tarkvinijoje brėžė lanką tarp 122 ir 238 laipsnių. Į rytą, kuris pažadina įėjimų šviesa, į grįžtančią Saulę tarytum žadėdami sielai naują aušrą. Sienų freskose šokantys ir besišypsantys žmonės, rankose taurės, o muzikantai groja ir atrodo, kad šventė tęsis amžinai. Gyvenimo džiaugsmas lydėjo ir į mirtį. Mirusiems palikdavo papuošalų, indų ir ginklų. Keliauk, bet nepamiršk, kas buvai, sakė ši auka. Pasaulis, iš kurio jis išėjo, vis dar švelniai laikė jį už rankos. Aisčių pomirtinio gyvenimo vaizdiniai buvo labai panašus. Papuošalai, ginklai ir darbo įrankiai, kario aprangos reikmenys, žirgai ir jų apranga, ir kitokie jautrumo ženklai šešėlių šalin nuėjusiems. Visko gausu jų kapuose. Aisčiai savo moteris laidojo į rytais atgimstančią saulę. Skirtingai nei etruskai, kurie nukreipdavo į žiemos saulėgrįžo saulės lanką, aisčiai pasirinko metinį saulės kelią, kuris Kauno apylinkėse nuo vasaros saulėgrįžos iki žiemos saulėgrįžos plytėjo tarp 44 ir 132 laipsnių. Tad mirusių aisčių moterų galvūgalius nukreipdavo ten, kur tą rytą patekėdavo saulė. Ir šį moterišką saulės koridorių aisčiai sutapatino su saulė ir moterimi, gyvybę dovanojančiomis. Vyrai, kita biologinė pusė, taip ir laidoti. Priešingai, jų erdvinis orientavimas plaukioja Saulės laidos kryptimis per visą metinį Saulės laidos kelią, tarp 315 ir 228 laipsnių. Į Saulės kilimo ir laidos tašką nukreiptų vienų ir tų pačių krypčių dažnas pasikartojimas parodė, kad laidojimo apeigoms buvo kruopščiai ruošiamasi. Įrengiami laikini kapai iki ateis artimiausios kalendorinės šventės. Etnografai žino, kad per pavasario užgavinių šventę ankstų rytą būdavo suvaidinamos laidotuvės. Tai tų ankstyvųjų laidojimo papročių atgarsis. Atsakymą, kaip aiškiai išlaikydavo mirusius laikinuose kapuose, randame 9 amžiaus pabaigos Vulfstano pranešime. Aiškiai turi įprotį numirėlį nesudegintą palikti genčių ir draugų tarpe apie 1 ar 2 mėnesius. Karalius ir kitus aukštos kilmės žmonės palieka nelaidotus juo ilgiau, kuo daugiau jie turi turtų, kartais iki pusmečio, ir lieka jie nesudeginti, ir guli ant žemės savo namuose. Ir jam viduje gulint turi būti puotaujama ir žaidžiama, kol jį sudegina. Ir pridūrė, yra aisčių giminė, kuri sugeba gaminti šaltį. Todėl ten numirėliai ilgai guli, o ne pūva, kadangi jie juos įšaldo. Pristatydami 2 indus, pripiltus alaus arba vandens, jie padaro, kad abu įšala, ar tai būtų žiema ar vasara. Į Saulę savo mirusiuosius dažniau nukreipdavo žemdirbių ir gyvulių augintojų bendruomenės, bet aisčių visuomenėje plačiai buvo paplitęs Mėnulio ir mažųjų grįžulo ratų šiaurinės kultas. Mėnulio kulto tyrinėjimai aisčių žemėse sudėtingi.
Mėnulis tik periodiškai išeina į Saulės skilimo ir laidos kelio, kai jis būna vadinamajame aukšto mėnulio būvyje, o tai būna retai. Kas 18 metų. Viso pasaulio tautos turi mėnulio kalendorių ir žino jo kosmologinę prasme. Neišimtis buvo ir aisčių tautos. Aisčių pasaulyje šiaurinė buvo ne tik žvaigždė, ji buvo namų kryptis, sugrįžimo viltis, kelias, kurio neaptemdo naktis, kad ir kaip toli tu keliautum. 1 kilometrą ar visą 1000, šiaurinė visada buvo tas kelrodis, kuris dangų išmanančiam žmogui leido nepaklysti ir nežūti nepažįstamoje aplinkoje. Ypač ji buvo svarbi su kelionėmis susijusi amatą pasirinkusiems. Dangus, kurį mes matome, keičiasi kiekvieną sekundę, ir labiausiai artima šiandienai žmonės pamatys po maždaug 25 000 metų. Todėl ir žvaigždės, kurios buvo arčiausiai Žemės ašie šaunančiai tiesiai, kuri nurodo dangaus šiaurinio poliaus kryptį, keitėsi. Dabar mažųjų grįžulo ratų šiaurinė nuo poliaus ašies yra nutolusi tik 38 minutes, o pirmais metais po Kristaus tas nuotolis sudarė net 11 laipsnių. Mažieji grįžulo ratai ir jo šiaurinė aplink poliaus ašį suko apskritimą, tarsi kokią akį, kurios centras to meto žmonėms ir buvo šiaurės žymuo. Ryte, prie saulei tekant, pirmųjų metų po Kristaus Kauno apylinkių gyventojai šiaurinę matė rytinėje padangės pusėje 15 laipsnių nutolusią nuo šiaurės poliaus ašies. Kaip tik į ten, tą laidojimo rytą, aisčiai nukreipdavo savo mirusio gentainio galvūgalį. Ir aisčiai turėjo tų laidojimo krypčių žymeklių sistemą, kuri horizonte rodė šiaurinės padėtį kiekvieną rytą prie saulei patekant. Saulės cikluose, mėnulio ritmuose ir lėtame šiaurinės linkime per tūkstantmečius aisčiai, kaip ir visos pasaulio civilizacijos, matė pasaulio tvarką ir ją įkūnijo savo laidojimo paminkluose.